Nuo paskutinio filmavimo praėjo beveik metai, kažkur apie 8 mėnesiai, planavom žymiai greičiau lėktuvą padaryti. Aišku, taip nesigauna kaip norisi. Šiandien yra 2001 metų gegužės 17 diena ir bandysim tęsti filmavimą. Lėktuvas šiuo metu yra priskraidęs jau apie 10 valandų, apie jį galima daug papasakot. Daug kas paaiškėjo. Jeigu trumpai, tai praktiškai visas viltis pateisino, kai kurios charakteristikos gavosi net geresnės negu tikėjausi. Dabar pradėsim nuo greičių. Skraidėm iki 210 greičių, kol kas bijom flaterio ir propeleris šiek tiek blogai dirba. Propeleris yra automatinis ir kaip išsiaiškinom, ne visai tinka šiam lėktuvui. Čia daugiau akrobatinis, tai šiek tiek dar problemos dėl propelerio. Su geru propeleriu manau, kad jisai turi iki 250, bet sakau, dabar faktiškai jis nesunkiai skrenda 200 ir net 200 galima laikyti kreiserinių greičių, kaip ir planavom. Tupimo greitis pasirodė neįtikėtinai mažas, su 3 žmonėmis jis ir atplyšta, ir tupia, greičio prietaisas rodo 50. Kiek galima tikėti prietaisų, mes čia su PVD sistema parodysiu tokius originalią PVD sistemą, kuri šiaip jau turėtų būti gana tiksli. Idėjom ir su GPS bandėm tos greičius tikryti. Aišku, 100% negalima garantuoti, yra kažkokia paklaida, bet greičiai minimalus gavus iš tiesų labai maži. Ir galima pademonstruoti dabar tuos usparnius. Aplamai usparniais esu sužavėtas. Vienas dalykas jaus teoriškai ir žinot, kad nelabai gali, ne visada pavyksta pasiekti to, ką nori. O dabar usparniai yra kreiserinė padėtis, kilimo padėtis ir tupimo 2 padėtys. Viena padėtis, antra padėtis. Šitoj padėty lėktuvas, sakau, nuimtais gazais, tupia kažkur 50 ir net mažesnių greičių, esant 3 žmonėms kabinui. Praktiškai pilnai pakrautas lėktuvas. Ir vienintelis toks nemalonus dalykas, kurį, aišku, buvo galima teoriškai numatyti, usparnių gavosi jėgos gerokai didesnis negu tikėjausi, usparnių rankena gana trumpa. Ir mazgus nedariau tokius jau labai stiprius, o kadangi visur reikalinga toj sistemoje atsarga, man tokia silpniausia vieta buvo valdymo traukės, kurios dirbo grinai, buvo padarytos iš duraliuminio, jos tempimui didžiausia apkrova buvo gniuždymui labai mažos jėgos, bet tempimui ir aš bijodamas, kad nukirs duraliuminės knedes, vis tik padariau visas 3 usparnių traukės. Viena iš jų kabinoje eina kiaurai kabina, kitos maždaug nuo čia iki sparno vidurio, čia yra valdymo svirtis, iki tos vietos eina. Padariau plieninės, virintas, ištisinės, kad tikrai garantuotai atlaikytų jėgas. Tai vienas toks dadirbimas buvo. Ir kitas dadirbimas, galiu pasakyti, kuris irgi labai sėkmingas, tai eleronų dadirbimas. Eleronai plyšiniai, šiek tiek plyšys per didelis, čia mes su sparnų gamintoju šiek tiek nesutapo nuomonės, manau, kad plyšys per didelis kažkiek gesina kreiserinius greičius, bet tupimo charakteristikas tai tas tik tai gerina, dėl to nereikia labai pergyvent. Bet eleronai buvo vis tik tai kažkokie minkštoki, toks įspūdis kaip guminiai, lyg tai valdymo sistema nestandi ir čia konsultavausi su daug kuo. Žmonės paskraidė, sakė, gana normalūs tie tavo eleronai, nesikabink, bet man jie nepatiko. Ir dalinai teoriškai, dalinai kažkaip intuityviai jausdamas pakeičiau kinematiką. Buvo pirminiam variante vairolasdį, vaikščiau kabinoje, gana didelė eiga buvo, tokia praktiškai primtina. Bet matyt nepakankamai didelė, padariau, pademonstruosiu dabar visą vairolasdės eigą į kairę, į dešinę, su pilnais eleronų atsilenkimais projektiniais. Tai tiesiog padariau, pakeičiau perdavimo santykį, va čia galima pasižiūrėti. Pakabinimo mazgas buvo išneštas į viršų apie 3 cm. Teko lenktą traukę eleronų daryti, čia jau gal grieka šiek tiek aviacijų, bet naudoja tokius dalykus. Lenktą plieninę traukę. Bet lėktuvas pasikeitė net pažįstamai. Pasidarė kaip žaisliukas, eleronai visiškai jokios apkrovos nėra, be galo efektyvūs, labai malonus. Tiesiog lėktuvas prarado svorį, galima taip sakyti, ant valdymo. Visiškai pasidarė žaislinis. Dar papasakosiu sekantis dalykas apie propelerį. Aš aplamai šalininkas kuo lengvesnio, galbūt medinio propelerio, bet čia man buvo įsiūlytas
čekiškas automatinis propeleris, jo veikimo principas yra toks: oro srautas suka šitą puodą, priekinį koką, mentelė suka ir sukamas tepalo siurblys viduryje esantis. Dabar ir tepalo siurblys varinėja ratu tepalą, bet varinėja tuščiai, nes yra atidaryta viena tokia kiaurymė. Dabar, kai skridimo greitis padidėja, oro srautas nuspaudžia šitą puodą, vis kažkiek vaikšto. Puodui nusispaudus, viduje yra spiruoklė, kurį gražinai pirminę padėtį užsidaro kiaurymė ir tuomet tepalo siurblio varinėjamas tepalas pastumia stūmoklį, šiek tiek padidinamas propelerio kampas. Ir nusistovi kažkokia tai padėtis, padidėjus greičiui puodas dar labiau spaudžiamas ir taip atitinkamai tiesiog momentaliai reaguoja į greičių pokytį, jisai keičia mentės pastatymo kampą. Tai yra propeleris sukurtas specialiai akrobatiniam lėktuvui, kai mes vėliau tik tai gavom instrukciją. Ant žemės kažkur nedaduoda 100 maksimalių sūkių, o oreis visą laiką bet kokiu režimu, bet kokio lėktuvo padėtį dirba variklis maksimaliai sūkiais. Tas yra labai idealu akrobatiniam lėktuvui. Bet dėja visai netinka lėktuvui skraidančiam kreiseriniais greičiais, ramiam skraidimui, ir dabar propeleris yra viena iš neišspręstų problemų. Lėktuvas nėra toks ekonomiškas, kaip norėtųsi, nekyla taip puikiai, kaip norėtųsi. Ir dabar kažką reikės daryti, ar ieškoti kitą propelerių, ar tą kažkaip bandyti vedinėti, bet propelerių nesame visiškai patenkinti. Šiek tiek galiu papasakoti apie variklio davedimą. Variklis buvo visiškai naujas, pastatytas, nedirbęs, ir gana ilgai teko vargti, keletą valandų, kol mes jį užvedėm, tiesiog daug konservacinio tepalo. Tiesiog rekomendacija ateičiai: labai gerai išvalyti žvakes, šiek tiek pašildyti ir gerai pasukti, turėtų užsivesti greičiau. Viena iš variklio problemų yra kaitimas. Jis dabar didesniais greičiais, didesniais režimais, nors kapotai atrodo tvarkingi, kaista iki 230, net 240 gal, nors variklio instrukcijų leistina temperatūra 210 laipsnių. Tai nors jie visi beveik tas instrukcijas pažeidžia, ir geriausiai tą problemą patys gamintojai čekai sprendžia. Jie iš vis nedada temperatūros prietaisų ir jie žydras akis pastatę, stebisi, sakė, kokia čia problema. Sakė, mes nežinom tokios problemos, nes pas vis nėra prietaisų. Matyt, gamintojai pavargo su tom temperatūrom kariauti. Šiaip aviaciniam varikliam yra leisna visiems iki 250, čia ne tragedija. Tik tai, kai instrukcijų parašyta, šiek tiek nemalonu. Dabar papasakosiu dar elektrinė sistema. Labai šito lėktuvo sudėtinga, buvau priverstas pasidaryti elektriku. Ir čia yra tokios sistemos. Yra mirksiukai 4, yra ant kabinos 2 mirksintys. Nu dabar per saulę gal nesimatys, aš pabandysiu įjungti. Yra navigacinės šviesos, mirksiukai sparnų galuose, mirksiukai ant liemens. Taip sakant, čia buvo užsakovo noras. Žypsi, bet vienas dalykas, tie mirksiukai buvo ne aviaciniai paimti, automobiliniai. Ir realiai jie nepasiteisina, nes bandėm skraidyti ir šiek tiek tokio ūkanoto oro. Jų nelabai matosi. Va, dar vienas mirksiukas čia, daugiau toksai kaip žaisliukas, bet jis savo tikrųjų funkcijų netlieka. Nu ir navigaciniai lempeliai dega, čia dabar per saulę gal nesimato. Tai tiek iš šitos dalies. Toliau uždegimo sistema buvo pasirinktas variantas, viena sistema dešinys magnetas, padarytas baterinis uždegimas. Išjungsiu mirksiukus, kad čia be reikalo nežypsėtų. Buvo padarytas baterinis uždegimas ir variklis vedasi labai gerai, kaip matysit, kol kas problemų niekad neturėjom ir manau, kad tokiam varikliam, bent jau mėgėjiškom sąlygom, tikrai galima tą palikti, paimti automobilinį babiną, magnetas panaudotas kaip paskirstytojas, o kairė pusė yra originalus magnetas. Nu ir dar čia šitas lėktuvas iki tiek bus elektrifikuotas, kad neturės garso kolonėlės, kompaktinių diskų grotuvą dabar vietoj galvos atramėlių. Nu, aš nesutinku su tokia koncepcija, bet ką darysi, teks padaryti. Dabar norėčiau papasakoti apie tokį gana sudėtingą dalyką – priekinę važiuoklės koją. Parodysiu vieną iš įrangos detalių. Reikia dar ją raudonai nudažyti ir vežiotis kabinui. Labai patogu lėktuvą tampyti, užsikabini, angarę stumdyti. Va. Ir tiesiog galima... Atsitiko bėda, gal mikrofonas nesudužo.
galima jį stumdyti, galima sukioti su tą priekinę koją, su tą rankeną valdymu. Ja kol kas nuimam. Dabar čia panaudota Blaniko amortizatorius, Blaniko šakį ir šiaip dirba labai puikiai. Vienintelis dalykas, kur buvo padaryta mano klaida, tai buvo blogas kampas. Tuo metu nebuvo literatūros, aš buvau padaręs su vertikale ašim 30 laipsnių kampą ir pabandžiau parident pačioj pradžioj. Lėktuvas buvo gana nestabilus. Tiesiog užsimesdavau į vieną arba į kitą pusę, sunkiai išlaikydavau tiesią kryptį, susiradau teorijos po laiko, ką darysi, kad taip prisėjo, ir buvo padarytas dabar 20 laipsnių kampas su vertikale, kaip ir rekomenduojama, tokiom važiuoklėm 15-20. Aš padariau 20 ir dabar šauniai ruliuoja, problemų nėra. Dar apie kapotus. Kapotai lengvai atsidarantys, lengvai nuimami, kad būtų galima lengvai prieiti prie variklio. Dar prieš tai parodysiu aušinimą tepalo bako, kaip atsidaro durelės. Labai puikiai įspręstas, galiu pasigirti. Visiškai nereikia tepalo radiatoriaus, apipučiamas tepalo bakas. Va, kapotas pasikelia, pasiremia tokiu ramsteliu, galima pasižiūrėti variklį. Tepalo bakas padarytas taip, kai atsidaro tos durelės, kad apipučiamas tepalo bakas praktiškai iš visų pusių ir nereikia radiatoriaus, kaip jau sakiau. Mano senesniam lėktuve panašiai padaryta ir šitam. Padarytas didelis duslintuvas. Jis, sakysim, pasiteisino ta prasme, kad triukšmas žymiai mažesnis, gana tylus lėktuvas. Ir ore, ir kabinoj, ir iš šono ten nuo žemės jį stebint. Tylesnis už kitus, bet jau atsirado vienas įtrūkimas. Aš nežinau, kaip tais įtrūkimais bus, užvirinsim aišku. Duslintuvai šiaip aviacijoje visi trūkinėja, yra problema, bet šitas per greit atsirado įtrūkimas, bijau, kad gali būti problemų. Blogiausiu atveju teks grįžti prie seno duslintuvo. Dabar dar kokios problemos buvo iškilę. Labai didelė problema buvo priekinio stiklo gamyba. Priekinį stiklą galiu pasakyti, kad pavyko padaryti iš 4 karto ir tokios absurdiškos klaidos, kad jūs nedarytumėt, pabandysiu papasakot. Pirmą stiklą išlanksčiau sėkmingai ir kaip dauguma aviacijų naudoja, ypač senesnių lėktuvų, stiklas buvo prisiūtas prie kapoto ir planavau užklijuoti drobinę juostą sandarinimui, taip plačiai naudojama, sakau, ypač paprastesniuose lėktuvuose, tai nėra tragedija. Taip ir padariau. Po kelių savaičių apsižiūrėjau, kad po tą juostą stiklas ištisai sutrūkinėjęs ir nieko kito neliko, kaip tik imt, nuiminėt. Pasižiūrėjom, kad tas stiklas gal neblogas, bet labai reaguoja su klijais, kurie šiaip jau aviaciniai. Ir AK-20 klijai neturėtų trūkinėti, bet sutrūkinėjo, teko tą stiklą išmest. Nupirkau antrą stiklą, kainavo beveik 200 litų. Antrą stiklą belankstant, gal dėl to, kad nepasisekė, beskubant, aš jį paprasčiausiai sudaužiau. Trūko per šitą vietą bekaitinant. Trečią stiklą, tiesiog nesisekė, gal buvau ponui Dievui kažko nusikaltęs. Trečią stiklą nupirkau iš senukų ir labai jį saugodamas, gerai neapžiūrėjau, su plėvelė nenuėmęs apsauginiais plėvelės išlankščiau, prisiuvau, nuėmiau plėvelę, pamačiau, kad tas stiklas yra defektuotas iš gamyklos, banguotas, kraipo vaizdą, teko ir numesti ir trečią. Tada paėmiau 4 stiklą, vėl gerą aviacinį. Labai atsargiai pavyko padaryti ir viena iš didelių problemų vietoj to klijavimo teko daryti iš duraliuminio juostelę. Iš pirmo žvilgsnio jie atrodo paprasta, bet čia sugaišta turbūt vos ne 2 savaitės ją pagaminti. Iš pradžių storis. Aš mačiau, kad ir ant sesnų yra iš gana storo metalo. Aš bandžiau daryti iš plonesnio, niekaip nepavyksta. Čia truputį pavalsuoju, per daug tuoj pat jį susikraipo. Nu, iš kelinto karto atrinkus 1,2 storio duralis, čia dar teko daryti sudūrimą papildomą, nes jau nepavyko iš vieno išvalsuoti. Šiaip taip tą juostą padariau, užpiltą silikonu, nu ir dabar galiu iškėlęs galvą sakyti, kad problema išspręsta, bet man kainavo labai daug ir laiko, ir nervų gal labiausiai, kai taip nesiseka, tai baisu.